Labas rytas, jau atsikėliau 4 ryto. Jie vis dar nemiegojo iki dabar, įsivaizduojat, ir buvo taip triukšminga, kad atsikėliau. Dar kavos gal atnešu ir judėsim. Kaip aš čia atsidūriau vakar, ojei. Labas rytas. Dabar jau tikrai. Laikas keltis ir judėti. 6 ryto. Vėl buvo šiek tiek išsileidęs oras, pasipūčiau. Vakar tai degaliniai pasisekė, galėjau prisipūst, bet pamečiau adapterį, tai jie man padėjo per tokią šlangelę. Greit pripūtėm. 7 ryto aš pasiruošus, važiuojam tiesiai į dykumą. Paliekam šitą nuostabią vietą, sakau, vakar atsidūriau vakare šitam kaimuką. Privažiavęs žmogus su motociklu. Sako, gali likti nakvot, turim vietų, sako, dar ir pavalgyti. Sakau, gerai. Labai įtartinai, aišku, iš pradžių, bet vėliau jau taip atsargiai ir sutikau, nuotykiai. Virtuvę restoraną tikėtina. Viskas judam. Tai labai gerai net pasikroviau dabar ir techniką vėl. Čia virtuvėlė. Tai vakar buvau tam name dar pavalgyti. Čia kiek supratau vienos šeimos namas ir teritorija. Tai susipažinau su jais visais. Šičia buvau vakar vidai. Siūlę vakare restoranas. Tą kartelį valgyti. Vardyti uždaryti. Tenai dar siūlę nakvoti. Už tos mašinos ir prieš. Einam. Palikau 50 popierio, tai čia yra 5 eurai. Dabar reikia atidaryti vartus. Kiekvieną dieną su nuotykiais. Įdomu, ar jie čia taip paprastai atsidaro. Ai, čia tiesiog durys. Ačiū nuostabiai šeimynai. Ačiū jam. Laikas judėti į kelią. Vakar pravažiavau miestelį už to kalnelio. Oi. Buvo tikrai mažai noro nakvot lauke. Vien dulkės, pagrindinė gatvė žirgelis, vien dulkės, daug eismo, daug triukšmo. Ir šitas visiškai kitoks pasirodė. Sakė, kad kur miestelės yra policija, kaip šitam, tai yra labai gerai. Bet kur nėra, tai šiek tiek tikrai pavojinga. Nakvojau pas berberų šeimyną. Važiuojam. Rytais kaip tuščia. Dar dauguma miega. Tai vakarais, tai čia būna labai pilnos gatvės. Nejauku tada važiuoti. Radau parduotuvėlę dirbančią visokiausių dalykėlių. Ir vakar mes panaudojom va tokią gumytę, kad pripūst padangą, kad man nereiktų pumpuot. Dabar pasiėmiau tokį antgalį. Va mano rytiniai darbeliai. Ir kai bus degalinė, manau, suveiks, kad nereiktų man čia pumpuot. Pripūti ryte pilnai, laiko. Ryte atsikeli, tokie nusileidus. Man patinka, kai pilnai visiškai pripūsta, visiškai turi. Kažkaip nesirieda man dabar, pavyzdžiui, irgi dar reikia daugiau pripūsti.
8 ryto radau kavinę atidarytą, iškart pasiėmiau kavos. Visko, čia jau visokiausių dalykėlių, nes daugiau nieko nėra. Tokį labai jaukiai įsikūrė, visi labai savitai pasidarė. Skanaus, lai prasideda šiandien diena. Apsitvarkiau šiek tiek, pasižiūrėkite šitą gertuvę, visą plauti reikia. Jinai buvo pačioj. Čia plyšta. Prastas kelias, tęsiasi nuo vakar vakarą. Kupranugariai. Sveiki, draugai. Kažkokią lankytiną vietą atvažiavau. Deze, oh ja, dat is hem opengezet, prima. Want straks kan ik het wel betekenen niet te laten zien hoe het werkt. Er is een moederbron en verder weg in de bergen. En vandaag gaan we een kanaal. Ja? Mhm. 1 second. Super! Oi. Yeah. Yeah. Thank you. Prisipučiau padangą gerai dabar. Sekančią miestelėje sustosiu pavalgyti, tikiuosi kažko. Jeigu rasiu, nes jis bus didesnis. Ir tada bus mano pagrindinis tikslas pasiekti šiandien. Bet iki jo dar 80 km. Palmės. Pasikeitė labai vaizdai. Atsirado palmių, medžių, namų. Viešbutis, matai. Tyro vietoj. Labai vėjas pučia. Dabar važiuoju ten, kur ne taip atvira. Kur mašinų kelias. Nes yra 2 keliai. Iki mano tikslo per kitą grįšiu. Ir tikiuosi nebus priešinis, nes dabar ką tik buvo. Liko 50 km. Labai karšta, kaista viskas, labai reikia pavalgyti ir labai dušna. Esu pavėsi, pagaliau radau kavinę, tam miestelį didesniam, dar liko per 30 km, bet dabar pats saulės įkarštis, 2 valanda dienos, labai karšta minti. Bankomatas nepriėmė kortelės, grinų irgi nebeturiu labai daug. Turėjau 5 eurus eurais ir 5 eurus tais vietiniais pinigais, tai pats pardavėjas sako, va, salotas, kebabas, Coca-Cola dar ir nemokamai atnešiu, sakau. Sako, pirmiausia pavalgyk, nesirūpinkit dėl pinigų. Sakau, kodėl bankomatas nepriėmė mano kortelės, nes tose miestelėse viskas buvo gerai. Sako, kad dabar kažkokios problemas, nes Ramadanas į pabaigą ar kažkaip yra taip, tai pasbandysiu kitą, bet čia bus sunku suras dabar. O čia pavalgyti reikia labai. Iškart suvalgiau viskas. Alyvuogių nelabai mėgstu, tai... Oi, kaip gera ant pavėsio.
Jau vėl į kelią, skaniai pavalgiau, sočiai. Reikia ras bankomatą būtinai. Matosi! Stiprus vėjas. Valandas jau bus tamsu. Atsitikau ką tik keliautoją, paną iš Lenkijos. Atvykau į dykumą, nakvosiu dykumoje, pavargau, išgėriau viską. Nebeturiu nei gert, nei valgyt, nei pinigų. Su keturračiu pasivažinėt 50 eurų kainuoja valandai čionai. Pagaliau atvykau į Saharos dykumą. Čia dabar, kur esu, čia irgi baseinas yra, lovos yra, bet aš tai noriu dykumoje nakvoti. Beveik tamsu. Reikia kažkaip nusigauti iki bankomato ir nusipirkti dar šiandien atsigerti. Ir tada eiti pasistatyti palapinę, atsikelti rytoj Saharos dykumoje ir pasivaikščioti ir tada aplankyti tą miestelį, žinoma, kur visi kine filmuojasi. Tai daugelis kino filmų padaryta yra jame. Žibinto šviesoj parodysiu krepšį. Buvau ką tik mažoj parduotuvėlėj, bankomate dar buvom. Nuvežė su mašina, viskas gerai, pasiruošus judėti toliau. Štai iš ryto pamatysim dykumą ir to aplankysim tą miestelį ir judėsim atgal. Laukia 650 km per 3 dienas, tai bus tikrai ką veikti, reiks visą laiką minti. Ir nors turiu dabar galimybę likti visur tente, hotelį, kambarį, žmonės siūlo viską, bet eisiu statytis į dykumą ir viskas, nes noriu nakvoti dykumoje. Litva. Tomato? Su tuo ir atsisveikinam. Labanaktis. Valandą vakarą atsitrenkiau į dykumą. Čia tai nuotykiai. Nakvosim dykumoje, įsivaizduojat, ir to atsikelsim dykumoje. Eik, tu savo, kaip fainai. Parodysiu rytoj visus vaizdus, daug visko. Einu statytis palapinę, einu miegoti, viskas dabar tikrai labanaktis.